Sveiki, mėlyjei. Šiandien pakalbėsim apie turbūt populiariausią buitinę, taip sakykim, paslaugą. Tai yra mylimojo asmens pritraukimas, poros sutaikymas, santykių harmonizacija. Arba subendrinant meilės kerus. Kas yra meilės kerai? Meilės kerai tai okultinis veiksmas, kuris paveikia objektą, kad jis atkreiptų dėmesį į užsakovą arba jūs, jeigu jūs tai darot savo. Ir viskas įvyktų taip, kaip jūs norite. Aš nekalbėsiu šiandien apie moralinę šio dalyko pusę, nes daug iš jūsų, kas turi savo požiūrį į šį dalyką, aš turiu vėlgi savo požiūrį. Aš tik tai pasakysiu vieną dalyką apie moralinę pusę. Jeigu tikslas pateisina priemonės, tai kodėlgi ne? Jeigu tikslas vertas jėgų panaudojimo, kodėlgi ne? Kaip vyksta paprasčiausiai, elementariausi pritraukimai? Tai yra vėlgi darbas su emanacijom, su daiktais, kurie turi jūsų apvaizdą, tarkim, nuotraukom. Tai yra darbas su nuotraukom. Elementarus, primityviausias atrodo taip, kai dvi nuotraukos suklijuojamos lašančio vaško pagalba ir sukalbamas tam tikras užkalbėjimas, tam tikros maldos ir visą tai duodama užsakovui. Bet faktiškai toks dalykas gali veikti nuo maksimum 2-3 dienas. Argi reikia to kokiam nors elementariam paprastam santykių atšilimui? Tikrai, kad ne. Kaip tai daroma iš tiesų? Iš tiesų tai yra labai ilgas procesas, kuris gali užtrukti ir mėnesį, ir daugiau, kartais mažiau. Mano rekordas buvo 4 dienos, antirekordas keli mėnesiai, aš neslėpiu to pasakyti. Ir kai žmogus kreipiasi su tikslu ir pasiruošęs kažką pats daryti, kažkiek savęs pakeisti, kad tas žmogus prie jo ateitų, tai magija yra puikus pagalbininkas. Jeigu, tarkim, tokie pritraukimai įvyksta po stiprių kivirčų, ar ten nedaug dievė fizinės išdavystės, tai viskas irgi yra sutvarkoma, bet jau tada naudojamos gerokai stipresnės technikos, naudojamas pasninkas ir faktiškai kiekvienoj sistemoje mes galim rasti vieną ar kitą pritraukimą. Dar kartą klausiu savęs ir jūsų, ar verta daryti pritraukimus? Ir aš manau, kad taip. Kadangi savo laimė, savo džiaugsmas, kova dėl savęs galų gale yra žymiai vertingesnė negu matymas va to žmogaus, kuris yra kažkur ten toli ir šalia jo ten kitas asmuo. Parašyta Biblijoje, mylėk savo artimą kaip save patį. Reiškia, labiausiai reikia mylėti save patį. Tai tiek, mėlyjei, šiandien. Jum apmąstymą. Komentuokit šį video, dėkit laikus ir prenumeruokit mano kanalą. Kuo daugiau jūsų prenumeruos mano kanalą, tuo daugiau bus mano video. O šiandien tiek, su jumis buvo Aleksejus Šiškariovas ir iki kito karto.